Sveiki, aš Ježy Lavrinovičius, dalinuosi su jumis informacija apie MLM industrijoje padariusią proveržį naujo verslo modelio kompaniją LiveGood. Turėdamas ilgametę patirtį, vadovaudamasis faktų iš oficialių šaltinių analize, atsiliepimais, palyginimais ir turimais rezultatais, ryžausi pakalbėti apie kompanijos LiveGood privalumus. Rinkoje tikrai gausų tinklinės rinkodaros kompanijų. Visos jos siūlo gerus produktus, puikias uždarbio galimybės, pateikia viliojančius privalumus. Ir tikrai nemažai žmonių bandė to pasinaudoti. Tačiau oficiali statistika rodo, kad virš 90% bandžiusių baigė savo pasirodymą praktiškai po 3 mėnesių, negavę rezultato ir nusivylę. Nors yra dalis tų, kuriems labai patinka produktai ir jie lieka lojaliais klientais. Tai nereiškia, kad tose kompanijose kažkas negerai. Tai tik parodo, kad ne visos egzistuojančios sąlygos visiems priimtinos. Kokiusgi privalumus turi kompanija LiveGood, kad praktiškai jau metų bėgyje į ją registruojasi daugiau nei 2000 žmonių kiekvieną dieną. Manau, kad LiveGood tai geriausias variantas pradėti savo verslą, kad tai puikus šansas nusivylusiems sugrįžti į tinklinę rinkodarą. Galimybė visiems, pasinaudojus privalumais, apie kuriuos žiūrėkite toliau, kurti šviesų rytojų. Žiūrėkime. Natūralu, kad rinkdamasis tinklinio marketingo kompaniją, žmogus vertina jos privalumus. Ta darau ir aš. Pristatau naujos verslo koncepcijos kompanijos LiveGood privalumus. Šiuo metu MLM industrijoje pastebimas daugelio kompanijų apyvartos sumažėjimas. Ir į akis krenta dinamiškas LiveGood augimas, kuris būdingas įvairioms kompanijoms naudojančioms naujausius progresyvius verslo modelius. Pagal portalo Business for Home duomenis, šiuo metu LiveGood tarp sparčiausiai besivystančių kompanijų užima 4. vietą, aplenkdama daugelį žymių milijardinių kompanijų. Stebint dinamiškai besikeičiančią gamą įvairių šalių vėliavų, kuriuose praktiškai kas minutę į LiveGood registruojasi nauji žmonės, supranti, kodėl šiandien daugiau nei 200 pasaulio valstybių dirba ši kompanija. Ir kodėl praktiškai per metus į ją įsiregistravo virš 1 milijono narių. Tokio tempo MLM industrija dar nematė. Štai kodėl LiveGood sparčiausiai besivystanti tinklinės rinkodaros kompanija pasaulyje, įeinanti į top 10 MLM projektų pagal augimo dinamiką. Kažkas gali pasakyti, na ir kas? Ir kitos kompanijos patenka į top. Tada užduokite savo klausimą, kodėl kiekvieną dieną daugiau 2000 žmonių prisijungia prie kompanijos. Ir greičiausiai tam turi įtakos kiti kompanijos LiveGood privalumai, apie kuriuos kalbėsime toliau. Ir taip viskas prasideda nuo starto. Tiksliau nuo registracijos pasirinktoje kompanijoje. Čia greičiausiai pamatysite pažįstamų kompanijų logotipus. Gal prisiminsite, kiek kainavo pradėti verslą su kompanija. Žinau, kad yra įvairūs variantai. Registracija gali nieko nekainuoti, arba simbolinė $25 suma, arba šiek tiek daugiau, bet neužmirškime startinio paketo, kurį, kaip taisyklė, privalu įsigyti iš karto. Jo kaina dažniausiai prasideda nuo $100, bet gali būti ir 500, būna net 1000 ir daugiau. LiveGood neaukšta startinė suma prieinama daugumai žmonių. Vos $40, už kuriuos gaunate efektyvius verslo kūrimo instrumentus. Vardinę korporatyvinę svetainę kompanijai pristatyti.
vardinę internetinę parduotuvę mažmeniniai prekybai ir tinklapį nuorodą naujų žmonių registravimui. Plius $10 narystės mokestis, kuris suteikia teisę įsigyti produktus mažiausią kainą, turėti pinigų gražinimo garantiją ir kitokias privilegijas. Viso $50. Priimtinas ir pateisinamas narystės mokestis realiai kainuoja vos 33 centus į dieną ir atsiperka įsigijus 2 bet kokius produktus. O dar yra mechanizmas sumažinti jį 20%. Taigi, nedidelė pinigų suma reikalinga verslo pradžiai ir visiems prieinamas kasmėnesinis narystės mokestis, kuris tikrai nebus našta nei pensininkui, nei studentui, jau nekalbant apie dirbantį žmogų. O dabar užduokite savo klausimą. Kodėl kiekvieną dieną daugiau 2000 žmonių prisijungia prie kompanijos? Kiti privalumai jau greitai. Sveiki! Retas atvejis, kad kalbant apie kompanijos privalumus, nepaminėti jos produktų. Dažnai skamba epitetai unikalūs, ekskliuzyviniai, geriausi, išskirtiniai ir panašiai. Įvertinant tai, kad produktas yra visko pagrindas, pabandysiu parodyti Livgood kompanijos privalumus per jo prizmę. Pagrindinis, esminis privalumas yra produktų kaina. Atsisakiusi į ją įtraukti marketinginę dalį, tai yra pinigų sumą reikalingą komisinėms į tinklą sumokėti, kompanija Livgood sumažino produktų kainą iki 75% palyginus su rinkoje esančiais analogais kitų kompanijų. Realiai kompanija parduoda produktus praktiškai už savikainą. Net neregistruotiems klientams, kurie perka produktus mažmeninę kainą, pinigų suma yra mažesnė nei siūlomi analogai kitų kompanijų. O kaipgi kokybė? Ne kartą teko girdėti klausimą, ką gero galima nusipirkti už tokią kainą. Noriu pasakyti, kad visi Livgood produktai yra sertifikuoti, turi nepriklausomų laboratorijų analizės sertifikatus, kur be bendros kokybės patikros dar atliekami papildomi testai sunkiųjų metalų nebuvimo. Dalis produktų turi sertifikatą Organic, kas patvirtina, kad ingredientai įeinantys į gaminio sudėtį išauginti nenaudojant cheminių trąšų. O tai aukštas įvertinimas. Kaip ir tai, kad Livgood atvirai parodo ne tik produktų sudėtį įeinančius ingredientus, bet ir jų kiekį, kas paprastai laikoma receptūros komercinė paslaptimi. Šalia šito visi Livgood produktai dar turi daugelį tarptautinių kokybės reikalavimų atitikimo sertifikatų, tame tarpe griežčiausią GMP sertifikatą. Man atrodo, kad žmonių vartojančių šios produktus atsiliepimai yra patys patikimiausi sertifikatai. Todėl siūlau sustabdyti video, spustelėjus pauzę ir perskaityti atsiliepimus apie gaunamus rezultatus. 90 dienų pinigų gražinimo garantija – dar vienas argumentas produkto kokybei patvirtinti. 3 perkamiausi Livgood produktai kainuoja vos $27. Tai yra apie 25 eurus. O tai tik 83 centai į dieną sveikatai palaikyti. Argi tai ne privalumas? Užsakant sveikatingumo rinkinį iš sandėlio Europoje, pristatymas nemokamas. Maloni staigmena. Manau, kad kokybiški produktai už pačią mažiausią kainą rinkoje labai reikšmingas privalumas įvertinant realiai besikeičiančius žmonių įpročius pirkimų srityje. Nors ir labai sunku atsikratyti įpročio kokybę vertinti žiūrint į kainą. O dabar užduokite savo klausimą. Kodėl kiekvieną dieną
daugiau 2000 žmonių prisijungė prie kompanijos. Savo atsakymo versiją pateiksiu vėliau, o toliau apie kitus privalumus. Sveiki, tęsėme kompanijos Livgood privalumų aptarimą. Jau kalbėta apie kompanijos Livgood privalumus susijusius su produktų kaina. Pravartu priminti, kad daugumoje tinklinio marketingo kompanijų produktai nėra pigūs, nes į jų kainą įskaičiuota pinigų suma reikalinga visiems struktūroje išmokėti komisinius pagal marketingo planą. Bet deja ne visi sugeba sukurti struktūrą, o tapę tik produkto vartotojais priversti kas mėnesį pirkti produktą, daryti apyvartą, kad aukščiau stovintys lyderiai kas mėnesį gautų savo čekį. Tas alina finansiškai. Maža to, tokia praktika dažnai veda prie to, kad namuose atsiranda produktų likučių mini sandėliai, nes patys tiek nesuvartojam, o parduoti nesugebam. Į Livgood produkto kainą neįeina marketingo antkainis, kas sudarė galimybę padaryti 75% nuolaidą lyginant su analogais rinkoje. Bet tai dar ne viskas. Livgood nėra prievolės kas mėnesį pirkti produktą, nėra privalomos apimties, nėra limitų, nėra terminų ir taip toliau. Ir nežiūrint to, kompanijoje dauguma daro užsakymus, kada nori, kiek nori, kada jiems patogu. Ir tas niekaip neįtakoja galimybės gauti čekį. Prievolės kas mėnesį pirkti produktus nebuvimas – tai rimtas privalumas. O dabar užduokite savo klausimą. Kodėl kiekvieną dieną daugiau 2000 žmonių prisijungia prie kompanijos? Mano atsakymo versija jau greitai. Sveiki, tęsiam Livgood kompanijos privalumų analizę. Šiandieną pakalbėkime apie kompanijos kompensacinį planą. 2023 m. pabaigoje pagal portalo Business for Home apklausos rezultatus Livgood išmokų planas buvo 5 vietoje, o jau 24 metų pradžioje užima 2 poziciją. Išmokos į tinklą 82%. Analogų nėra. Statistika rodo, kad tinklinės rinkodaros kompanijose realiai uždirba 3, maksimum 5% žmonių. Ir kaip taisyklė tai lyderiai. O 95% neuždirba. Arba jų uždirbamų pinigų neužtenka net būtiniems pirkimams apmokėti. Todėl dalis jų išeina 3 mėnesių laikotarpyje, o kiti iš paskutiniųjų toliau perka produktus, daro apyvartą, kad nežymi dalis aukščiau esančių lyderių gautų čekį. Daugumoje kompanijų, skaičiuojant komisinius, naudojami taškai, balai, CV, PV, punktai ir panašiai. Kaip taisyklė, šitų vienetų rodikliai skiriasi nuo realiai sumokėtos sumos už pirkimus. Ir jų pagrindų mokami procentai komisinių visada neatitinka realios apyvartos ir ženkliai yra mažesni. Livgood to nėra. Yra tik sumokėta pinigų suma ir procentas numatytų komisinių. Praktiškai 30% atėjusių į kompaniją jau nuo pirmų dienų pradeda uždirbti. Taigi, kompanijoje Livgood aukščiausias procentas išmokų į tinklą ir realiai uždirbančių žmonių visoje MLM industrijoje. O dabar užduokite savo klausimą. Kodėl kiekvieną dieną daugiau nei 2000 žmonių prisijungia prie kompanijos? Sveiki, tęsime toliau Livgood kompanijos privalumų aptarimą. Sutiksiu su nuomonė, kokie bebūtų patrauklūs privalumai, ne visiems bus aktuali Livgood verslo galimybė. Norinčių išbandyti naujos
verslo koncepcijos modelį reiks dar paieškoti. Bet dar sunkiau bus surasti žmonių, kas nori sirgti, kas nori lankytis pas gydytojus, kas nori gydytis. Visi nori būti sveikais. Šiandien vis daugiau ir daugiau žmonių rūpinasi savo sveikata, naudoja produktus palaikančius gerą savijautą. O galimybė juos įsigyti su didelė nuolaida ir sutaupyti iki 75% tam reikalingos pinigų sumos tikrai viliojanti. Manau, sutiksite, kad sutaupytas euras tolygų uždirbtas euras. Todėl, perkant šioje kompanijoje produktus, realiai galima sutaupyti labai daug pinigų. Štai kodėl narystės programa taupanti jūsų pinigus tampa vis populiaresnė. Ją naudoja ne tik stambus marketplace'ai Amazon, Costco, Walmart, bet ir viešbučiai, turizmo, aviakompanijos, įvairūs klubai. LiveGood tai visiems prieinama priemonė, padedanti palaikyti gerą savijautą, taupyti lėšas, naudojantis narystės programa sveikatingumo klube. O dabar užduokite savo klausimą. Kodėl kiekvieną dieną daugiau 2000 žmonių prisijungia prie kompanijos? Mano variantas atsakymo į šį klausimą jau greitai, kaip ir informacija apie kitus kompanijos LiveGood privalumus. Sveiki! Šiandien toliau apie LiveGood privalumus, apie finansinius rezultatus tų, kurie nutarė pasinaudoti kompanijos LiveGood siūloma verslo galimybę. Gyvenimas parodė, kad daugam bandžiusiam kurti verslą kitose MLM kompanijose nepavyko sukurti savo struktūros, nepavyko užsidirbti. Priežastys įvairios, kai kurias jau minėjau. O štai naujas verslo modelis, narystės programa, kuri taupo jūsų pinigus, atveria visai kitas galimybės. Sveikatingumo klube LiveGood narystė kainuoja tik $10, tiksliau $9,95 į mėnesį. Tokį finansinį krūvį, manau, atlaikytų ne tik dirbantis, bet ir studentas ar net pensininkas. Ta patvirtina faktas, kad daugiau 90% klubo narių kiekvieną mėnesį susimoka nario mokestį, kai kitose kompanijose aktyvumo procentas daug mažesnis. Tiesa, nors yra ir išimčių. Nežiūrint į tai, kad yra kritikuojančių komisinių išmokas tik nuo narystės mokesčio, neįtraukiant produktų pardavimų, LiveGood galima gerai užsidirbti. Štai mano pirmų 2 savaičių uždarbis ir mūsų verslo partnerių, mūsų kolegų finansiniai rezultatai, o taip pat lyderių čekiai, kurie šiandieną siekia 50 ir daugiau $1000 į mėnesį. Vienareikšmiškai, LiveGood yra galimybė gerai užsidirbti, esant finansiniam krūviui tik $10 į mėnesį. Argi tai ne privalumas? O dabar užduokite savo klausimą. Kodėl kiekvieną dieną daugiau 2000 žmonių prisijungia prie kompanijos? Sveiki! Kalbant apie LiveGood privalumus, ypatingo dėmesio susilaukė marketingo pagrindą sudaranti matrica 2x14. Kaip ją kritikavo tie, kas susidūrė su klasikinė matrica, kur komisiniai mokami tik pilnai jai užsipildžius. LiveGood globalinės matricos bonusas mokamas nepriklausomai nuo to, ar ji užpildyta pilnai, ar tik tai dalinai. Būtent šios matricos dėka tapo įmanomos pasyvios pajamos net be žmonių kvietimo. Ta užtikrina perpylimo mechanizmas. Įsivaizduokite konstrukciją iš bokalų, kurie užsipildo iš viršaus esančių šaltinių. Mūsų atveju dėka aktyvių aukščiau stovinčių partnerių, sponsorių, kurie registruoja naujus narius, o jau sistema
juos sustato į žemiau esančias laisvas vietas. Taip kiekvienas esantis struktūroje gali sulaukti žmonių, kurie atsidūrė po jo, neš jam bonuso numatytus procentus. Tik aišku, tam prireiks laiko. Nekviečiantiems žmonių numatyta išmoka nuo 12 gylių ir ji sudaro apie $2000 į mėnesį, užsipildžius matricai pilnai. Galimybė gauti pasyvias pajamas net nekviečiant žmonių tai dar vienas Livgood privalumas. O dabar užduokite savo klausimą. Kodėl kiekvieną dieną daugiau 2000 žmonių prisijungia prie kompanijos? Ir kodėl Business for Home pripažino Livgood geriausia tiesioginių pardavimų kompanija 2024 metų išvakarėse? Mano atsakymą gausite jau netrukus. Sveiki! Įrašiau visą eilę video pristatančių kompanijos Livgood privalumus. Ir visuose skambėjo klausimas, kodėl kiekvieną dieną daugiau 2000 žmonių prisijungia prie šios kompanijos. Šiandien pateiksiu savo žadėtą atsakymo variantą. Tikrai ne kompanijos reitingai įtakojo žmonių sprendimą ateiti į Livgood. Ir ne tai, kad neaukšta startinė suma. Juk yra kompanijų, kur registracija visai nemokama. Greičiausiai ir ne tai, kad nėra privalomų pirkimų. Juk yra kompanijų, kuriuose irgi nebūtina pirkti produktus kas mėnesį. Tai kodėl kasdieną daugiau 2000 žmonių prisijungia prie kompanijos? Prisimenu kažkada išgirstus žodžius. Žmogus perka drėlę ne todėl, kad jinai jam reikalinga. Jam reikalinga skylė, o jos nusipirkti dėja negalima. Todėl jis įsigyja instrumentą, padedantį jam išspręsti problemą, gauti norimą rezultatą, pasiekti tikslą. Pasaulyje gausu kompanijų, kurias renkasi žmonės, norėdami realizuoti savo tikslus. Vieniems tai noras papildomai užsidirbti, kad padengti skolas ir kreditus. Kažkam noras turėti daugiau laisvo laiko savo ir šeimai. Kitiems galimybė išeiti iš nekenčiamo darbo. Kažkam susirasti draugų, o kažkam tai būdas rūpintis sveikata. Ir yra daug kitų tikslų. Visą tai galima realizuoti ir kitose kompanijose. Bet turim pripažinti precedento neturintį faktą, kad per pirmus metus Livgood kompanija pasirinko praktiškai 1 milijonas vartotojų, ko nėra buvę per visą MLM industrijos istoriją. Esu tikras, kad tam didžiausią įtaką turi produktų kaina, padedanti tapti ir likti sveikų neišleidžiant tam milžiniškų pinigų. Plius aukštas kompanijos vertinimas, paremtas reputacija, finansiniu stabilumu, vartotojų atsiliepimais, produktų kokybės pripažinimu. O be to suteiktas aukštas patikimumo statusas A2+, kas yra geriausias reitingas bendradarbiavimui. Faktai parodė, kad dažniausiai laimi ne pats stipriausias ar didžiausias, o labiausiai sugebantis prisitaikyti prie vykstančių pokyčių. Pasaulis keičiasi, keičiasi žmonių gyvenimo įpročiai. Štai kodėl Livgood šiandien ta pati drėlė, suteikianti galimybę maksimaliai greitai spręsti problemas, pasiekti norimus tikslus. Galima su tuo nesutikti, vadovaujantis vakar dienos patirtimi. Bet yra faktai, liudijantis, kad žmonės renkasi geriausią. O ką renkatės jūs? Su jumis buvo Ježy Lavrinovičius. Dar pasimatysim. Visiems sėkmės.